Jeigu mes sugebėsim bent po trejetą žmonių kiekvienoje apylinkėje, 1800, nuo ankstyvo ryto iki vidurnakčio ir dar ilgiau išbūti, kuriuos reikės ir konsultuoti, nes konfliktinių situacijų bus daug. Tai ir pasiekti pagrindinį rezultatą, suskaičiavimą balsų, fiksuoti protokolą ir atiduoti Gedelinui, kuris pasisakys Ustinavičiui, kuris ir programiškai pasiruošęs patikrinti rezultatus, oficialius ir neoficialius. O tada, turint politinės kampanijos dalyvius, kad ir Eduardą Vaitkų, pavyzdžiui, galima daug pasiekti. Ir šitoj vietoj Dievas atsiuntė Lietuvai šansą dėl to, kad valdžia susiskaldė tarpusavy. Tai pagrindinis dalykas ir tai pagrindinis optimizmo šaltinis yra, bent man. Ir noriu, kad to optimizmo šiek tiek padidinčiau kiekvienam žmogui, kuris šiandien paaukojo tą dieną ir dar ne vieną paaukos, kad pasiruošti tiem rinkimam ir kitiem rinkimam ir ateičiai.